Šviesolaidis iki namų, nuo ko reikėtų pradėti pasakoti? Kartais glumina technologijų pavadinimai ir nesuprantamos santrumpos. ADSL, VDSL, XDSL, varis kabelis, šviesolaidis, plačiajuostis, sparta, pralaida, FTTC, FTTB, FTTH. Naujos kartos tinklas? Stop! Iš tikrųjų, viskas daug paprasčiau. Jums turėtų rūpėti tik tiek. Ar galite naudotis sparčiu interneto ryšiu tinkamu muzikai, nuotraukoms ar vaizdo medžiagai siųsti ir gauti? Ar turite galimybę skambinti šeimos nariams ir draugams, kad ir kur jie būtų? Ar galite dirbti namie taip pat patogiai kaip ir biure? Žiūrėti raiškiąją televiziją ir įsirašyti mėgstamas laidas? Naudotis virtualia video nuoma? Žaisti internetinius žaidimus su draugais? Turėti atsarginę duomenų kopiją internete ir bendrai naudotis ją su šeimos nariais ir draugais? Ir taip toliau. Palyginti su kitomis technologijomis ir sprendimais, šviesolaidis yra pats sparčiausias ir patikimiausias būdas naudotis internetu. O kokiegi kiti sprendimai? Mobilusis ryšys yra daug lėtesnis už šviesolaidį, ypač jei toje pačioje vietoje tinklu naudojasi keletą žmonių. Palidovinis ryšys taip pat nusileidžia šviesolaidžiui dėl vėlinimo efekto, turinčio neigiamos įtakos pokalbiams telefonu ir interaktyviam bendravimui. Kitoms interneto technologijoms, pavyzdžiui ADSL, naudojami variniai kabeliai, kuriais duomenys perduodami beveik 100 kartų lėčiau nei šviesolaidžių. Atsisiųsti didelės raiškos vaizdo įrašą gali užtrukti visą valandą. Ir tai, jei pasiseks ir daugiau niekas iš namiškių nesinaudos internetu. Greičiausiai jūsų vaikai neretai dėl to pyksta. Šviesolaidis suteikia galimybę namie, biure ar pastate naudotis itin sparčiu interneto ryšiu. Kaip išvystomas toks greitis? Plonytėmis lanksčiomis stiklo gijomis, vadinamomis optinėmis skaidulomis, sklinda šviesa. Šviesos greitis? Būtent tai ir turime omenyje. Šviesolaidžio teikiama nauda nėra trumpalaikė. Tai yra ateities technologija, kurios spartos galimybės yra beveik neribotos. Keli milijonai europiečių jau šiandien džiaugiasi šviesolaidžio pranašumais. Kada prie jų prisidėsite ir jūs?